Tavarsime čia. Pradedam, įvažiuojam. Aš net nežinau, man tas toks senimas. Čia negalima taip daryti mikrofonus. Intro. Aridonai. Važiuojam, publika. Gerai, sveiki, su jumis sveikinasi Bulara, tai esu aš Jurgita Jasbudytė ir Gabrielė Leliūtė. Naujas podcastas, pakuriam. Na, tai kaip tu gyveni? Gyvenu, blėtas pasiekimas, tas buvo, kad krydžio atrodo, bet gerai. Ne, ta prasme, man šiaip fanai, kad... Gerai. Nu, žinai, tai buvo kaip visi. Okay. Tai šiaip gerai, bet fanai, kad pradedam pakūrimą, nes manau, pakursim ir smegenis, ir laužus kažkur. Čia buvo prieš podcastą, bet to Jo. pakurta. Tai jau normaliai pakurta, vis dar jaučiu, kad degutį pabiškai, ką matys. Tuoj nuimsim. Tai va, bet jo, tai pakuriam, tai manau ir kalbam tada apie tą kūrybą ir visą kitą. Čia šiaip mūsų tas, jau kaip matot antraštę, grinai matot antraštę dabar, tai, nu, tipo, yra tas štukė du nesisimeninkas, tai Apie trumpas, ką? jo, tas intro, įvadas į tai. Tai labai trumpai, jeigu tai mes vasarą tiesiog su Jurgita keliavom Slovėnijoje, žiauriai Gerai, geras kelionė akimirkos. buvo. Labai gera. Ir ten tam tikrai įvykiai biškai pastumėjo pakalbėti apie šitą dalyką, tai manau apžvelgsim tiesiog iš įvairesnių pusių. Jo. Tai jo. Iš kelionės gavosi džiaugas, na, tas džiaugas, nu, papasako, koks ten džiaugas. Nu, blemba, ta prasme, pradėkim nuo to, kad mūsų Lenkijos oro uoste sulaikė ir tikrino viskam. Nepatiko man. Nu, ta prasme, katastrofa Nepatiko. visiškai buvo, bet Slovenijai turbūt fanai tas, kad mes, nu, žodžiu, aš esu kelionių planavimo frykė visiškai, ta Aš prasme, važiavau random. Tiesiog viskas suplanuota, važiuoji Jurgita, Jo, važiuoji. jo, pas mane tai buvo Okay. grinai Google lentelės su kiekvienu laiku. Pirmą kartą Jo. žmogų mačiau, kur tiesiog mes tada ir valgysim, mes tada nuvažiuosim, aplankysim, mes su tuo ir tuo nuvažiuosim aplankyti. Ten Na, tau čia- reikės pasimti mašiną, taip ir taip ir taip. Nu, gerai, Ar ta jūs prasme, keliaujate taip, va, pirmas nereikia klausimas realiai, ar jie taip keliauja, ar jie taip detaliai susiplanuoja Nu, bet savo ne tame kelionės, nes aš tai esmė. tikrai ne, random, pum, važiuojam, Nu, gerai, žiūrėk, bus ta prasme, kaip kai varai limituotam laikui, tu nori jį išnaudoti kaip įmanoma geriau. Ir aš Nu, tada jo, esu sakęs, jo, ta prasme, kad jo, varai, bet tai nesinori čia kažkaip švaistyti laiko, žinai, kad ten Nežinau. sėdi taip ir galvoti, tada kur varyt, kur ne. Nu, Tai, jo. nu, bet linko vedžiau, kad, nu, aš turėjau tą visą susiplanavimą pasidarius, tipo, Jurgitai Muziejai, kelionę dariau ten visa praktiškai. Jo. kita. Tai mes, kai tik atvarėm, buvo penktadienis, jeigu neklystu. Penktadienis. Ir mes toje pagrindiniai Liublianos Taip. gatvėje, ta prasme, tiesiog vakarieniavom. Ir kažkaip, jie kažkaip keistai veikia, nes 10 užsidaro visi, ta Jo. prasme, labai Nu, ten keista. Nu jo, 10. Norėjau sakyti, kad ne sezonas, bet tai buvo Buvo sezonas, vasarą buvom, jo. Čia buvo sezonas. Nu, bet žodžiu, tai esmė tame, kad tiesiog vienam iš sąrašų turėjau tą tokią Metelkovo miesto, tokią vietą, kur, nu, įsivaizduok, tiesiog kaip Lukiškių kalėjimas, bet su 7 skirtingais pastatais, žiauriai didelė bendruomenė, nu, ta prasme, nuostabu yra, kur tiesiog vienu metu vienur Jo. vyksta ten reivas, kitur vyksta ispaniškos muzikos karaoke, tipo, nu ir Bet kažkokia nice, šyza nu, visiškai ten atrodė, kad yra, bet, nu, žodžiu, tai vat pakeliavom. Pirmą tiesiog. kartą aš tokiam dalykė buvau ir, Jo. žodžiu, nelabai norėčiau. Tai kartoti. žodžiu, tai, nu, bet kodėl tema šitą iš vis atsirado ir pradėjom apie šitą visą dalyką kalbėti, tai dėl to, kad, nu, kai, čia bent jau man tas yra, kad kai pakeliauju ir kažkas patinka, ten pradedi galvoti, blemba, kai fanai būtų persikrosyti ir ten Jo. pagyventi, tai O pradėjau. jinai jau buvo sveik Jo, pradėjus, jo, nežinau, po 3 dienų konevos visai komandai pasakoja, žiūrėkit, o jeigu mes dirbam nuotoliu, viską aš ten būnu, ten susidarau, čia Jo. viskas yra įmanoma. Aš net raudonuoju, man net gėda, nes šitą jau yra. Bet, Bet, blemba, fanai dabar esmė yra. Tai, bet kodėl man šitas kilo dalykas, kad noriu perskristi, nes aš jau ir domėtis pradėjau. Ir radau tiesiog tokį kaip ir paraišką, ten yra Škuts centras, ta prasme, Jo. šiuolaikinio meno, kad jie teikia valstybei paraišką, kad kiekvienas menininkas, nepriklausomai nuo savo patirties, ligmens, lyties amžiaus ar bet ko visiškai, ten apdovanojimų ir panašiai galėtų gauti iš valstybės tiesiog štukę 2 finansavimo, jų štukę 2, ta prasme, tą minimalų jų bet tai atlyginimą. nėra daug šiaip. Nėra Prasme, daug, nėra bet, nu, blemba, nu, žinai, aš tą prasme tada galvoju, Jo. nu, bet, nu, kokia yra dabartinė situacija Lietuvoje, tarkim, ne? Nu, šis kaip labai pagalvoji. realiai. Nu, po to galėsiu papasakoti irgi Nu, plačiau. tai pradėk jau dabar, man atrodo, Nu, žinai, čia- kiekvienas menininkas nu, tipo. skundžiasi apskritai, kad nieko Jo. negauna, o projektų rašyti arba nenori, arba tingi, arba parašo, bet gauna vienetai, didelės sumos, tai tikrai nepasakyt, kad ten didelės, yra labai maži finansavimai ir realiai Lietuvos, nežinau kuriam, menininkam prasimušti yra žiauriai
žiauriai sunku, nepaisant to, kad jie viską daro savo kišenės. Tai va, paimkime Visiškai Euroviziją. savo kišenės, Ta prasme, paimkime dabar kaip Apie Euroviziją aš iš jo. viso nieko nepasakoju. Nu, tik tam tikri faktai Jo. yra, kur tie patys visažistai ir visaka tiesiog, nu, make-upina tiesiog tualetuose. Nes neužtenka staliukų, neužtenka ten veidrodžių, ne apie viską pagalvota, ne, kur Jo. galima būtų išsinuomoti. Apie tuos pačius atlikėjus, kad jie viską daro į savo kišenės. Neturim pinigų, nu tai... Jo, bet va čia tas yra, kur, ta prasme, man atrodo, kad taip iš tos pusės, nu, fanai, ta prasme, yra tie patys kultūros tarybos projektai ir taip toliau, Jo. bet, nu, jeigu, vat, grinai Eurovizijos atveju imkime, ne, nu, tai tu siunti kaip valstybė atlikėją, kuris atstovauja tavo šalį. Tai nėra, Jo. kad jis neša tik savo vardą, ta prasme, tai yra visos valstybės, šalies, kultūros, viso to Tai va. įsivaizdavimo reprezentavimas. Ir kai tu, ta prasme, ten gauni iš Latgos 5 štukės, kur, nu, Ar ta tai prasme, tau, užtektinai? Nu, ten ta prasme, tu technika viešbučiui, realiai. visai Čia- komandai, ta prasme, viešbučiui parai daugiau išleis. Mhm. Nu, ta prasme, apie ką mes kalbam. Tai man atrodo, čia tiesiog yra toksai, Aš kur jau- šiek tiek nesueina realybė su tais kėslais. Nes kėslai yra geri, bet kaip realybėj viskas apsižvelgia, tai nublemba šiek tiek kitaip. Yra Tai tiesiog. va. Jo. Bet man biškelį gaila vien todėl, kad visi menininkai, va, pradedantieji, ne, kurie meną, pavyzdžiui, puikiai supranta, ten kūrėjai, Jo. kūrė ir taip toliau, jie yra suvaržyti, nes, nu, ta prasme, nu, jie neturi iš ko. Ir tada kreipiasi į mažesnius, kad galbūt galit padėti, galbūt galim tuos finansus pakoreguoti, galbūt galit padėti už ačiū, ne? Tai aišku, metus, du, kaip ir mes, ar ne, kaip įmonė irgi. Jo. Padėjom ne kartą už ačiū, bet atrodo, kiek tu už tą ačiū padirbsi, gyventi juk reikia, ne? Jo, bet čia, man atrodo, tas Tai- ir iš mūsų pusės yra, kur mes, kai artėjo pirmo projekto, Jo, kūrėme ne savo. Bet tai buvo amazing projektas. Tai aš iki šiol, nežinau, aš galvoju, tai yra vienas iš didžiausių, galbūt, mano projektų, už kurį gavom tiesiog ačiū Jo. ir daug bemiegių naktų ir daug ten raudonų akių, tokių, va, kur po 2-3 valandas tiesiog mėgi ir tiesiog tau kažkas nutinka ir neatveža technikos ir tu tiesiog turi čia ir dabar gauti maždaug 5-7 štukų techniką ir tu tiesiog, va, tai ant ragelių. Bet tai ir gaudai. Ir gauni. Žinai, jo. Bet čia iš adrenalino gal jo, čia Jo. gal sekančiam renginiui taip ir nebūtų. Bet tai, kas buvo tuo metu ir koks gimė iš to produktas ir kiek buvo kūrėjų, tai buvo gražiausias. Nu, Jo. gražiausia idėja, gražiausias galbūt tuo metu įvykęs šiaip. Dalykas, apskritai, Dalykas. jo. Nes, nu, žinai, aš tiesiog pradedu po to galvoti, kad tais pačiais, nu, bet, žinai, ką mes nekartą jau sakėm apie tos finansavimus ir panašiai. Jo. Nu, žinai, kad tokiais atvejais kaip, nežinau, paimkim vėlgi tą pačią kultūros tarybą, ne, kur, nu, ta prasme, viskas su jais tvarkoja. Gausim bams. Daug. Ne, ta prasme, aš tikrai džiaugiuosi, kultūros taryba yra šaunuoliai, Jo. yra tikrai didėjantis finansavimai Jo. projektams, nuostabu, viskas tvarkoja. Bet prieš porą metų, dar kai buvo naktinis Vilniaus avilys, aš rašiau vieną iš projektų ir aš tiesiog atsidarau parašką, kuri tinka mums pagal veiklos sritis, tipo kaip, Nu. kaip kultūriniai įstaigai. Ir pist, tam plempa tiesiog yra sąrašas įstaigų, kurios gali pretenduoti. Jo. Tai kur yra ta prasme laisvė ir kur yra tas, nu, žiūri, yra suvaržyta viskas. Tai Jo. jeigu tu esi pradedantysis arba tu nori kažką daryti daugiau, tu Prasimušti yra neturi galimybių, tiesiog tam labai. visiškai neturi galimybių. Nu, Tai- bet žiūrėk, Lietuvoje ir yra žinoma, kur sako pažintis per pažintis, ne? Jo. Bet čia nu, kaip faktai, ką žinau, atitinka realiai. Atitinka vien todėl, kad, nu, kaip tu prasimuši, tu turi būti toks geras, tu turi tokią komandą turėti, tu turi savo indėlį turėti, iš kišenės kažkiek turi Jo. investuoti. Šiokiu tokiu būdu tu gali kažkur prasimatyti, kažkur, kad tave pamatytų ir, o, čia ją žinau, gal pabiški ir ateina. Jo, bet žinai, man čia tipo, nu aš visada sakydavau, kad pati viską pasieksiu, nu, nevelnė. Kamon, nebūkim, nu, vienas taip laukia nemeluokim. nekarys, ne, kaip sako. Jo, nu, jo, tai šitas yra irgi. Aš irgi visada sakau, ai, man nereikia pagalbos, net ir kai yra renginiai, aš susitvarkysiu, aš panešiu, aš čia gerai. Ir tada ateina, Girdai, ateina laikas, kur tada supranti, nu žiūrėk, nu 5 darbai yra aplinkui mane, nu kamo, ne, jeigu aš pasiemu vieną dalyką, Jo. aš jį puikiai padarysiu, bet jeigu aš dar pašoniai 5 darysiu, nu kamo, ar tai bus gerai? Ne. Jo, tai atsiranda, Tai- žinai, tų tokių nuogastavimų tiesiog ir apskritai. Visiškai. Nu, bleba, nu, aš nemeluosiu, man kaip kuriai tai yra baisu. Nu, aš nemeluosiu, tai yra nuoširdžiai Baisu? sakant, nes, Jo. nu, ta prasme, nu, žiūrėk, labai paprastai sakant, ta prasme, jo suprantama, kad pradžiai, kad tu galėtum bent jau, kad tu turėtum bent jau kažką, ką parodyti, nu, tai viską dėsi iš savo kišenės. Nemeluokim, tokia yra realybė, ta prasme, Jo. ne tik Lietuvoje, visam pasaulyje, taip yra viskas tvarkoja. Bet Ir tu pavyzdžiui, dirbsi kaip arklys. jo, nu, bet tai realiai. visi, žinai, dirba, ta prasme, Nu, ne tik taip. tai, tai čia man toksai ir atrodo, kur žinai, kur tu Jo. daug dirbi dėl savo Jo, siekamo dėl tikslo, tai savęs. čia su to viskas Jo. yra tvarkoja.
Kur man iškyla daugiau klausimų, tai žinai, dėl to vadinamo statuso, sakykime, ne, to paties. Nu, ta prasme, Lietuvoje yra tas dalykas, kad tu gali gauti menininko statusą. Bet nenoriu keiktis atsidariusi reikalavimus. Nu, jie yra nesąmoningi. Nu, ta prasme, nu, žiūrėk, ta prasme, aš galiu būti menininkė, ne, kuri, tarkim, tapo paveikslus 20 metų ir yra gavus dafiga tarptautinių apdovanojimų. Nu, ir kas tada? Ir aš negaliu gauti to menininko statuso. Tam, kad aš jį gaučiau, vienas iš reikalavimų yra, kad mano kūrinį būtų įsigijęs Nacionalinis Lietuvos muziejus. Aha. Tai jeigu aš bent jau to netitinku, aš tipo negaliu... Nu, tai pagal kategorijas, tipo, aš tipo negaliu to statuso turėti. Nu, tai nežinojau. Nu, tai va, tai yra va, tokių, žinai, nesąmonių visokiausių. Tai, nu, ten tipo skirtingi punktai, taip toliau, reikėtų... Žodžiu, klausykit tėvų ir būkit teisininkai. Bet Juokauju. Ne, šiaip, žinai, čia baisiai gal biškelį nukalbėjom. Mes pačios esame menininkės, ar ne? Apie mus galite prisiskaityti daug faktorių ir taip toliau. Aš pati tikrai save laikau kūrėja, menininkė, kur jo ateinu kartais prie žmonių, tai pradedu dainuoti, pradedu kažkokią nesąmonės daryti, arba kaip tik būnu labai rimta tokia, tokia biškių žiūrėsi nusikė, kur visus nuskanuoji. Tai menininkas toks yra, kur gaudaisi pažinčių, kur gaudaisi idėjų, kur gaudaisi vietų, kur gaudaisi labai daug dalykų. Ir yra visko daug apie tave, ne, kaip gėlė, kuri prasiskleidžia spalvotis lapas. Bet aš dalinai sutinku su šituo. Nu, ta prasme, žiūrėk, labai paprastas dalykas, ta prasme, kai tu nusprendi kurti, ne, tu turi suprasti, kad tu esi savo asmens, pats savo vadovas kaip kažkokios įmonės vadovas. Pats savo turi viską užtikrinti ir viskas tvarko turi būti. Bet iš tos pusės, nu, tarp, jeigu mes įmame kažkokias įmonės kaip organizacijas, kaip organą, ne, yra žiauriai daug lengvatų. Nebūtinai lengvatų, bet šiaip yra sutikimų sąlygų, pagalbos, konsultacijų. Tai viskas yra patikta taip, kad ta įmonė turėtų kur kreiptis ir nusisektų, žinai. Bet kodėl mes tada nežiūrim ir nevystom tokio požiūrio į individualius žmonės kaip kūrėjus? Žinoma, čia tiesiog tas diskusinis klausimas turbūt yra, žinai. Nes Lietuva tiesiog dar skeptiškai žiūri į menininkus, aš pati dirbu prie rėmėjų ir visą kitą, tai pagalvokim, jeigu yra renginys menininkam ir ten skambinėja įmonėm ir kiek yra tokių, kurie tiesiog prisideda prie to meno renginio. Iškart man va toks atsakymas, o kodėl nesikreipia į menininkų ten visas institucijas? O menininkai nukreipia į kitas, nes mes menininkai, mesgi pinigų tai nieko labai daug neturim. Tai, nes Lietuva, aš šiaip džiaugiuosi, Lietuva pabiškė, aš jau matau, kad tikrai įeina į tą rinką, kur jau pabiškė jau meno srity ir kūryboje toj visoje tikrai tobulėjom, labai tobulėjom, bet tai būna step by step labai po mažais žingsniukais. Bet tai, ko tai reikia, žinai? Nes, šiaip dabar, galvot, kad jeigu, kai mes einam, tai mažai žingsnelį, žinai, ir po truputėlį visien judame link to, nes, tikrai yra labai gražių pavyzdžių, žinai, kur, ta prasme, nežinau, paimkime tą patį Mo muziejų, ta prasme, vienas dažniausiai girdimų dalykų, bet tai tikrai yra labai toks sėkmingas dalykas ir nusisekęs, žinai, tai, man tai tiesiog kila klausimas, žinai, jeigu po truputėlį tobulėjam, viskas to yra gerai, bet tai kur turėtų atsirastas atspirties toks taškas, tipo, žinai, nuo kur? Žinai, Lietuvoje yra tinginiai, yra tinginių šmotai, kaip aš pasakyčiau, žinai, kaip putiniški šmotai. Žinai, esmė tame, kad labai daug prie savęs irgi turiu žmonių, kurie labai daug dirba, labai tada tiesiog stengiasi dėl savo dalykų. Bet yra kompanijai labai tų žmonių, kur aš noriu to ir to, bet ir tada, o ką tu darai? Oi, tai nežinau, ką čia. Tai realiai, kad ir tau 100 skambučių ar ten atsakymų pasakys ne, 101 pasakys galbūt taip. Reikia dėl savęs stengtis, ne dėl savęs, dėl komandos, žiūrint, kur tu dirbi, ką tu darai, dėl ko darai, kam darai, ar ne. Tai aš manyčiau tiesiog, kad lietuviai turi tą braižą, kad šiaip vieni dirba daug, bet, pavyzdžiui, naujoji karta labai matosi, kad jie į techniką labai orientuoti, telefonus, kompus ir taip toliau, labai į kitą visai sritį. Ir tai, kas liečia darbą, ten, kad paukoti save, ten fiziškai kažkur eit, jie geriau ten nusikreip save į visai kitokį dalyką. Bet gal tai ir gerai keičiasi kartos, gal kažkaip, čia reikėtų galbūt daugiau ir nuomonių atsiklausti, be to galėsit parašyti komentarus pas mus ir sekančiam podcast'e mes atsakysim juos. Ta prasme, šiaip ką galvojat jūs iš jūsų pusės? Tiesiog
kaip kas vyksta, kaip mums atrodo, Nes kad tiesiog trūksta. yra įdomu, ar Jo. ten, jeigu žiūrite, ypatingai, manau, turėtumėte žiūrėti menininkai ar ne, kūrėjai, nes šis podcastas skirtas labiausiai gal jum. Jo. Tai iš tiesų svarbu jūsų komentarai, galbūt nežinot nuo ko, kaip, kur pradėti, tai mes tiesiog galim nors tą pradžią, ne, užvesti. Vat jeigu jūs esate tie tinginiai, nu tai aš jau biškai jūs paspardysiu. Jo, bet žinai, aš kai klausiau dėl to, ta Taip. prasme, nu šiaip, turėkime tas dvi Taip. skirtingas rytis, žinai, aš čia dabar Jo. gestikuliuoju ir bandau nesudaužyti nieko, bet, nu, taip, matot, blogai sekasi turbūt, Okay. bet, nu, esmė ta yra, kad, nu, žinai, mes visada turim tą blogą, nu, drastiškai įvardinkim, bet, nu, tipo, yra tas blogasis pavyzdys, kur yra tinginiai ir, tipo, reikia Taip. paspardyti šikną, tiesiog, kad jie kažką pradėtų daryti, bet Jo. aš turbūt labiau turiu omeny tuos geruosius pavyzdžius, kur tikrai žmonės, nu, blemba, nu tikrai įdeda daug laiko, daug pastangų, atrodo tobulėja, ta prasme patys savifinansuoja, veržysi į priekį, ieško konsultacijos pagalbos ir toliau, bet nu neranda kur, žinai. Tai man turbūt iš tos pusės tiesiog yra, kur, nu jo, valstybė skiria, kultūros ministerija, kultūros tarybos, taip toliau, bet tada, nu turbūt yra vienintelis tas niuansas, kad reikėtų ne tik tai skirti kaip faktą, kad tu kažką duodi, bet sudaryti tolygias sąlygas, kad ta paslauga ir ta pagalba galėtų tolygiai pasinaudoti nebūtinai visi norintis, bet tikrai galintis ir tie, kuriems reikia, žinai. Nu, bet tas irgi, kam reikia, žinai, visiems reikia. Tai, nu, čia turbūt tas, tiesiog kaip apibrėžti, kas yra vertas, kas ne. Tai nes yra verti. Jo, nu, bet aš turiu labiau nežinai, kad visi mes matom, kad dominuojanti sritis yra ta, kur tiesiog yra jau nuopelnų kažkokių gavę ir tie žmonės, jo, jie ir toliau tobulėja, nes jie jau yra kažką pasiekę, bet tie žmonės, kurie tikrai gali, bet jie dirba. Bet yra pradžia tik tais, jiems nėra tiesiog vietos, kur kaip pradėti, žinai. Ir tos pirmuosius... Yra. Kiek jie daro dėl to? Yra nu, aišku, žiūrėk, aš galiu skūstis ir kaip man nesiseka, nebegaliu. Nu, neturiu nieko, man neuždirbu. Jop, tararai, nu apie ką mes kalbam? Nu, tu sėdėsi dieną, 2, 3, 4, tu atrasi vietą, kuri tave ten pafinansuos, sakys, davai, tu tik daryk. Bet tu turi prasimušti iki tol. Taip, žinau, yra menininkų, kuriem labai sunku. Bet come on, jie net neišdrįsta, pavyzdžiui, prašyti, ten galim pavadinti taip kažkiek garsesniais, ar ne, ten garsesniam įžymybėm, man net straglina liežuvis, nes aš niekada žmonių nelyginu ir man nėra jie nei garsesni, nei ką, mes esame visi lygus. Iš tiesų reikėtų tiesiog paimti, parašyti, jie nėra nei pasikėlę, jie nėra nei kažkokie, kur jie kaip tik, jie tiesiog supras, kad tu esi menininkas, žiūrėk, davai, turiu gal vietą laisvą, kažkaip ten kažką, aš tau padėsiu, galbūt vienur kitur, nu, žodžiu, esmė, kad nebijot, net rašyti nebijot. O tai kame? Nu, žiūrėk, dabar aš labai suprantu, ką tu sakai. Aš visiškai priemu, sutinku, ką tu sakai. Nu, dabar mes abi labai žinom šitą dalį, nes mes pačios taip kaip kuriejas labai ilgą laiką gyvenam. Bet, nu, grinai, dabar žiūri tiesiai į kamerą, dabar jeigu mano akis matot, patikėkit manim, pragaro buvo daug. Bet, nu, tiesiog aš ką turiu mini, kad nu, įsivaizduok, kad mes, ne? Nu, čia pavyzdys, visiškas pavyzdys. Bet jau tiek velnių ir pragaro praėjo, ne? Jo. Nu, ta prasme, yra dabar tam tikras etapas, kur, jau pasidarėm darbų nemažai iš savo asmeninių kišenių, iš rėmėjų pagalbos, iš tiesiog nemokamos darbo jėgos. Grinai. Bet aš tiesiog ką turiu, išmušį dabar, bet aš ką tiesiog turiu meni, kad, nu, žiūrėk. Taip. Kas turi atsitikti ir kaip turi atrodyti turbūt tas perėjimas iš to, kad aš kaip kūrėja galėčiau gauti pagalbą, jos neieškant. Nu, ta prasme, ne tai, kad neieškant. Tai gerai nori čia. Dabar, man sunku suformuluoti, gerai? Aš ką turiu omeny? Nu, tarkim, blemba, kaip sunku paaiškinti. Nu, jiem nereikia mėgoti, žiūrėk, va. Ne, aš suprantu, ką tu sakai. Aš suprantu irgi, ką tu sakai, bet supranti, va, 2 dienos prieš susitikau menininką, labai puikia, ir jinai sako, aš jau pasidariau tą ir tą, aš jau turiu socialinius tinklus ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir, tipo, ir žmogus yra užmygęs, nes nebežino, ką toliau daryti. Tai tiesiog išeikite į viešus renginius, pamatykit kažkokią naują publiką, nueikite į kažko, ten, kur žodžiu nėra buvę. Bet tu labai specifinius dalykus kalbėjai. O tai ką tu turi? Nu, žiūrėk, labai konkretus pavyzdys, gerai. Aš, čia pavyzdys, aš nesu tapytoja, bet tipo, aš esu tapytoja, ane?
aš, kai ką ir pradžioje pačiai lyginant skau, ne, tapau 10 metų, ne, mane remia kažkokia viena įmonė, kad susimokėčiau savo mokesčius, per metus parduodu po 20 paveikslų, bet, bijau kelti dar kainas, taip toliau, tipo, tai žinau, per mėnesį paduodu, per mėnesį uždirbu, maks štukę eurų, tipo, 100% nuomą išleidžiu, tipo, toks, žinai, tokia situacija. Lietuviai. Grinai, ta prasme, kas antras lietuvis. Tai kaip man kaip tapytojai gauti pagalbą iš tos pačios valstybės, aš nekalbu dabar apie individualius asmenys, kuriuos tu gali kreiptis, ne, bet aš labiau kalbu apie valstybės turbūt lygmenį. Kaip man gauti pagalbą, jeigu aš kaip asmuo net negaliu prašyti kažkokios paramos, nes aš neturiu menininko statuso. Kaip man daryti iki to statuso? Jeigu sąlygos neleidžia man prie to prieiti. Bandyti jas apeiti. Kaip tu jas apeisi? Nacionalinis muziejus neturi mano paveikslą. Viskas, negaliu. Kažką gali padaryti, kad jis turėtų. Žinai, padarysi kompaniją, galbūt ne jinai vieną nutapis tą paveikslą, bet pasims kažkokius dar žmonės, kur nutapis tą paveikslą ir vis dėlto paims, žinai, ir kažko pradės. Bet čia man, žiūrėk, kelių ranką, atsiprašau, bet aš čia grįžtu atgal, žinai, ką ir sakiau, kad tai yra, ta prasme, tai yra žingsnis, tai yra procesas, viskas to gerai, ta prasme, visi turi praeiti tam tikrą procesą. Bet aš labiau ką turiu omeny, kad aš kaip kurėja, turėdama jau patirties ir kažką kurdama ilgą laiką, neturiu tokių pačių sąlygų, kaip ir toks pats kurėjas, kuris daro lygiai tą patį, negaliu sakyti lygiai tą patį, ta prasme, kūryba labai skiriasi vis laik, bet turim kaip procesą daro tą patį ir lygiai tiek pat laiko, ta prasme, tą daro, turi panašią patirtį, sakykim, tai vertinkime, ne? Bet tarkim, yra tiesiog kažkur gavęs tą menininko statusą, ne? Jisai kaip menininkas ir aš kaip menininkė, mes turim labai skirtingas sąlygas ir labai skirtingas perspektyvas. Nes, aš stoviu taip pačioj vietoje, nes negaliu judėti toliau dėl to, kad tiesiog apibrėžimai neleidžia, kai tas žmogus kiekvienais metais, kas pusę metų gali laimėti konkursus, gali ir toliau gauti finansavimus ir taip toliau. Tai aišku, renkasi patirtis ir atsidaro dar daugiau durų, kad gali varyti toliau. O aš taip ir toliau stoviu taip pačioj vietoje, nes man pačios pirmos durys tiesiog neatsidaro. Tai man turbūt atrodo, va čia ta yra problema ir kur aš jau dabar susivaščiau apie gyvenimą tiesiog grinai, bet, tipo, aš nežinau, net apsišarojau vidų dabar minse, bet, tiesiog, blemba, man yra ir pikta, ir liūdna tuo pat metu, ir, tipo, tai ką reikia daryti tada? Aš gerai, jeigu parašau, ką reikia daryti, aš galbūt neturiu šiai akimirkai tam tikro klausimo, nes aš esu labai kategoriška, jei negauni atsakymo, reiškia, ne iki galo, žinai, darai. Tai ar tu tikrai visus 10 takų praėjai, kad gavai, ne, žinai, aš sakyčiau, tu ne iki galo, žinai. Bet, žinok, blemba, bet žiūrėk, vėl, kas yra tie takai? Aš kai ir, ką ir sakiau, ta prasme, jeigu įmam kaip pavyzdį įmonės privačias, žinai, arba kaip, sakai, žinomesni žmonės, kur daro pat ir panašiai, tai yra tam tikras ratas bendruomenė, ne? Tu, aišku, galėjai kreiptis, tu gali tenais takus praeiti, bet aš labiau, vėlgi, ką prieš tiek akcentavau, labiau kalbu apie kaip valstybės lygmenį, ta prasme, ką kaip valstybė, mūsų kaip kūrėjų manimų atrodo, kad galėtų daryti kitaip, tam, kad būtų suteikiamos lygesnės sąlygos tiesiog. Ir kad tą suknis tą štukę 2 galėtų gauti kiekvienas menininkas, kad nors, tai prasme, kad galėtų bent jau pagrindą kūrybai savo turėti. Nes dabar, man atrodo, žinai, tai prasme, visi pradeda taip, kad dirbi normalų ten nuo 9 iki 5 valandų darbo ofisinį kokį nors, kur skaičiuoji su skaičintuvu tiesiog sąskaitas arba rašai tekstus apie laivus, asmeninį patirtis kalbą, bet ir po to darbo valandų, ta prasme, tu dirbi, ta prasme, per savo kūrybos, normalus dalykas, ta prasme, visi taip pradeda, ta prasme, neslėpkim ir neidealizuokim, kad kūryba yra žiauriai paprastas ir fanas dalykas ir čia gyvensiu nuosabiam namem, tapysiu ir man už milijonus virs paveikslus, taip nevyksta dalykai, tikrai. Kada nors reikia kada daryti, bet aš labiau turiu minį, kad, blemba, kaip tą pradžią, žinai, paties, nes, mano manimu... Baigtų apie tą pradžią. Pusę podcast'o apie jos tą pradžią. Argi įdomu? Gerai, bet aš tiesiog turiu, nes aš linko vedu, dėl to, kad, man atrodo, kad, vienintelis sprendimas, kuris yra, tai tiesiog keisti sąlygas dabar iš finansavimo gavimo pusės. Gerai skambinam. Bet rimtai, tai gerai, ką tu dar kitaip darysi? Blemba, paieškok tų 10 skirtingų takelių. Bet čia yra vienas ir tai čia yra asmeninis, ta prasme, ratas. Paklausyk tu manęs, apeit galima. Ane? Priklausoma kaip. Tai žiūrėk, su rėmėjais. Tau vienas pasakys ne. Žiūrėk, kažkelintas pasakys taip. Arba vienam žmogui pasakys visi ne, kitam žmogui pasakys pusę ne, bet kažkas sutiks ir žiūrėk, matau tavyje, žinai. Tai žiūrėk, kaip tu eisi, pro kur tu eisi, kokiu principu tu eisi, ar ne? Daug labai sričių. Daug labai. Gerai, tai žiūrėk, davai, kai daug yra sričių, daug kelių, ne?
Nu. 3 būdai kaip. Susidėlioti labai tikslingą informaciją, tikslą, dėl ko tu eini ir ar tikrai viską turi, ar esi pasiruošęs. Nes realiai, kaip ką tik Gabrielė papunkčiai dar ten 10 klausimų prieš buvo, į kurį pati atsakinėjo biškelį, reikėtų viskam tiesiog pasiruošti ir už savo idėją būti visų 100% tikslus ir tvirtus, ten tvirtas, nežinau kaip, kad nupirktų mano idėją, va čia kaip yra ir mokina mokyklose, universitetuose, ar ne, duoda tau parkelį, davai auksinis parkelis, bet tu turi jį parduoti per minutę, ne? Nu tai arba tu pirksi, arba tu jo nepirksi, priklauso nuo žmogaus, priklauso nuo kalbėjimo, nuo tembro, nuo informacijos sakymo, nuo visko. Tai jeigu tu būsi tas žmogus, kuriam nusišypsos sėkmė ir tinkamai perdusi informaciją, jis tau pasakys taip, jeigu tu ateisi, nu labą dieną, nu čia, žinai, aš norėčiau, bet menininkas. Gal, žinai, drastiškus labai dalykus. Bet tai čia yra žmogiška, taip ir sukasi visas pasaulis ir visas gyvenimas. Ne, bet aš nepažįstu nei vieno žmogaus, kurį, žinai, atsėstas menininkas, taip, duokite man dabar porą štukų. Nu, gal ir yra, bet nežinau, nu, žinai, čia nuo aplinkos irgi priklauso. Tai gerai, pasakyk 2 dalykus, ne? Dabar, 3. 3, tu esi galvos. Tai man pati planą net neturi. Trečias, ne, tai žinai, aš žinočiau, su kuo einu, tai biškai lengviau būtų. Jo. Bet... Nu, kol galvoju, žinai, gal noriu pasakyti, kad aš labai sutinku su to, ką tu sakai, žinai. Tik, nu, mano įsivaizdavimo yra 2 skirtingi takai, kaip galima. Žinai, tai vienas, bet yra tavo paminėtas artimesnis tas, bet man atrodo, turi būti 2 takai, vienų negali eiti, man atrodo, kad reikia 2, ta prasme, gretutinai judėti, tai yra vienas kuriant bendruomenį ir artimai tą ratą išnaudojant, žmonės, ne tik išnaudojant, bet susipažįstant ir vadovaujantis tą patirtimi, kurią kažkas kitas turėjo, žinai, bet kita yra ir kur tu turi tą pagalbą gauti. Žinai, aš labai sutinku, ką tu sakai, tikrai ta prasme yra, kad turi sugalvoti tikslą, kad turi iki galo eiti, kad neturi iš savęs kelti nežinia ko, bet būti atviras, ta prasme, visiems įmanomams pasiūlymams ir ieškoti visų pirma tos pagalbos, žinai, kurti bendruomenę ir taip toliau. Čia labai svarbus dalykas yra, žinai, tai aš tikrai su to sutinku, bet man atrodo, kad vien to kartais neužtenka, žinai, tai man atrodo, kad čia turėtų visą podcastą keičiasi, žinai, tai tu dabar gali vienaip sakyti, po metų klausys mūsų podcast'o, sakys, nu, blemas, nusišneka, žinai. Jo, bet šitą žinai, apie dabartinį situaciją. Jo, bet apie ką eina kalba, aš jau norėčiau tavo visą šitą sriubą užbaigti ir įperti biškelį. Ten, ko tokių, nu, ką žinau, nu, piriukų, ar ne? Ir aš atėjau pasakyti, kad taip, nėra lengvas menininko kelias, bet nėra ir sunkus labai. Nusiraminkit, reikia, jeigu turit idėją, turit tikslą, turit norą, turit svajonę, eikit, nu nebijokit, Dieve, visos svajonės yra pasiekimos atranka. Praeis metai, praeis 2, praeis 3, gal 50, bet žiūrėkit, nu po to bus saldainiukas, nu bus kaip uogelė ten visas tas, ne, vaisius. Tai svarbiausia šiaip yra daryti. Aš sakau, mažiau kalbėkit, mažiau taukškit, einat ir darot ir tada bus labai geras dalykas. Man patiko, kad tu šitą paminėjai, to tarpu, kai mes girdai tauškim visą. Jo, aš realiai, žinai, bet aš tave iškart jau pristabdau, žinai, nes toks, kur, ar gavai atitinkamai, žinai, atsakymą. Tai jau tam tikrų atsakymų gavo tikrai, bet prie ko aš dar vedu, kad visas šitas podcastas ir yra apie menininkus ir tolimesni podcastai bus galbūt ir ne tik apie menininkus, bet mes mažai pasakėm šiaip apie Bularą, kad tai bus podcastai ir pati Bulara yra skirta menininkam, kūrėjam, ar ne, kurie galbūt mažiau finansų turi, galbūt turi labai didelę ten kažkokią, nežinau, svajonę ir turi pinigų, bet galbūt tiesiog nežino, kaip jų įgyvendinti, nes ne kartą yra pas mane atėję žmonės, prisirašo didžiausių projektų, didžiausiais tikrai finansavimais ir tada, o tai Jurgita, o tai žiūrėk, bet mes tai nežinom, kaip čia nuo ko pradėti. Tai žodžiu, kad nebūtų taip, tai tiesiog įsijunkit šitą podcastą, paklausinėkit mūsų, rašykite komentarus, klausimus, pastabas, ne, visada viską mes žiūrėsim, mūsų šiaip realiai pirmas podcastas, galbūt, ne, tavo tai ne pirmas, mano pirmas kaip galbūt vedančiosios, tai tiesiog bus įdomu, kaip toliau čia viskas vystysis ir bus, ar ne? Nes aš tiesiog papildyti noriu, kad Jurgita yra būtent Bularos kūrybinių projektų vadovė, aš pati esu įkūrėja, bet negaliu sakyti oficialiai tipo, bet iš esmės mes viso komanda labai tolygiai ties visko dirbam ir žiauriai to džiaugiuosi. Tai čia turbūt ir yra tas dalykas, kur
biškius ribos dar įpilsiu, kad turėkime, kad reikia tų 2 takų, bent jau aš kaip galvoju ir mano to įsivaizdavimu, tai mes turbūt esame vienas iš tų takų, kur, aš taip įsivaizduoju, kad tikrai žmonės gali kreiptis ir rasti tos pagalbos ir kurti bendruomenę kartu su mumis, tai nežinau. Tai apibendrinant, tiesiog jeigu, tai štukė 2 gerai būtų. Yra daug skirtingų kelių ir visai sutinku to, ką sakei, kad tiesiog pirmiausia turbūt išsigryninkim patys, ko norim ir tada judėkime ties tuos savo sukurtais punktais, ties pažįstamų ratų, kurkime bendruomenę ir nepamirškime, kad yra ta valstybinė pagalba, tik ne visi vis tai gali gauti, tai čia turbūt jau tiesiog sprendimai. Visi žino, tai nepatingėkit, nueit, pasidomėt, mes irgi galėsim tam tikrą informaciją įmesti. Tiesiog kartais žmonės tingi tikrai nueiti ir nežino kur, kaip, tai pasidomėkit. Davai, o nesakykit, nieko čia nėra ir taip toliau yra. Tik reikia biški žinoti ir apeit keletą gal tų takelių, ne? Tai aš esu tas variantas, kur nematau kitą kelią, bet jo. Tai... Reikia mesti kelią dėl takelio. Gerai, kad mes šitą legendinę frazę, bet tiesiog, tai... Aš tiesiog žiūriu, tikiuosi, kad po kokių metų ar 2, žinai, įsijungus šitą ir perklausys, atrodys, kad skamba labai nesąmonė, nes viskas bus kitaip. Tai nežinau, iš mūsų pusės turbūt tiesiog labai jo. Aš norėjau sakyti tiek, bet labai toksai lėjim atrodo uždarimas būtų podcast'o, bet man atrodo, kad tiesiog buvo svarbu pasikalbėti apie šitą dalį, nes menininkai tiesiog ir kuriai svarbu, to prasme, turėti palaikymą ir iš aplinkos ir iš valstybės, tai tiesiog norėjau kažkaip tai pasikalbėti ir tą gerą pavyzdį palyginti Slovenijos atveju, tik žinot, kas juokingiausia yra būtent iš Slovenijos pavyzdžiui, kad jo, mes matėm to Škuco centro pasiūlymą, kad valstybė skirtų štukę 2, bet, ką jūs galvojat, nebuvo priimta. Ta prasme, aš gyvenau gal pusę metų iliuzijai, galvodama, kad ten žiauriai būtų kraustytis dėl to, bet jie patys nepriėmė šito. Ir tiesiog dabar Gabrielė sėdi čia. Jo, bet tai vis dar sėdi čia. Bet žiūrėk, svajonės lieka svajom, tai kad nesusifeilinčiau nuo savo tų svajonių, svajojam, galbūt kažkada tenai ir būsi, ir viskas bus gerai. Tai matysim, tai svajojam drąsiau. Žodžiu, tikrai drąsiai, nebijokit, skaitykit, domėkitės ir bus viskas gerai. O be to, sekit mūsų Instagrame, ar ne, Facebook'e, šitas podcastas bus YouTube platformoje ir Spotify, taip? Jo. Tai viskas tiek apie mus ir pasikuriam, pakuriam ir iki kito karto, ne? Užsibarė, toks iki kito karto. Bet, nekartosiu tų pačių žodžių, nežinau, kur kamera žiūrėjant, bendras planas dabar galima. Jo, bendras, rodo, lygis viskas gerai. Tai ačiū, kad klausėte, jeigu klausėt, jeigu prasukote iki pabaigos, nieko tokio, ką padarysi. Tai baigom, čia, žinai, skirtingų variantų. Tai tiesiog ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot, klausėt. Tikiuosi, kad ir susitinkam kitą kartą, kur šiek tiek plačiau kalbėsime apie tas būtent kultūrinės, meninės. Bus visko daugiau. Čia tik įžanga, čia tik pradžia ir šiek tiek plepalų apie mus ir kažkiek jūs. Ir aš dabar pabaigai noriu, žinai, kur yra tas TikTokas, kur žiauriai kieti du čiuvai daro savo labai spalvotą namą. Ir kur, tipo, let's of love. Josh and Matt. Tai let's of love. Jurgita ir Gabrielė. Pabaigai. Gerai, kodėl aš tikrai, žodžiu, aš tikiuosi, kad tai jau yra esmiškai geras peržiūrėt. Tai gerai, tai ačiū, kad žiūrėjot iki kito mėnesio, nes turėsim kas mėnesinį podcastą.